Sveiki, su jumis sveikinasi Dainius, malonu, kad prisijungėte prie šios savaitinės rinkos apžvalgos. Apsižiūrėsime dabartinį kontekstą rinkoje, kuom kvėpuoja investuotojai ir biržų spekuliantai šiuo metu rinkose ir kas laukia ateinančios savaitės svarbiausio. Na, visų pirma, tai reikėtų įvardinti tai, kad praeitą savaitę iš pačių rinkos judėjimų, neskaitant to, kad labai su dideliais gepais rinkui buvo atidarimai, vis dėlto rinka tiesiog šiek tiek nusiramino po Prancūzijos rinkimų pirmojo turo rezultatų. Na ir dabar apklausos rodo 60 ir virš 60% tikimybę, kad laimės Macronas. Na, iš tikrųjų, žinoma, apklausų sociologai, būtent apklausų organizatoriai šiek tiek prarado pasitikėjimo per pastaruosius įvykius, kada buvo Brexitas įvyko, kada laimėjo Trumpas ir iš tikrųjų sociologinės apklausos labai dažnai klysdavo spėjant rezultatus, tačiau šiuo metu matosi labai didelis būtent atotrukis ir jeigu, sakykime, laimėtų Macronas, tai tikrai tos įtampos atslūgtų dar labiau. Ir šiuo metu, praėjusią savaitę vienas iš tokių svarbiausių įvykių rinkoje buvo būtent savaitės pabaiga Mario Draghi konferencija, kurios metu Centrinis bankas atskleidė dabartinės monetarinės politikos planus, ar tai keis monetarinę politiką ar nekeis. Na, visi turbūt tą dalyką suprantame, kad Europos centrinis bankas šiuo metu dar nėra pasirengęs stabdyti obligacijų supirkimo programų ir laikosi plano išlaikomas obligacijų supirkimo tempas po 60 milijardų per mėnesį. Ir kitas dalykas, būtent šiuo metu centrinis bankas dar neužsimena apie galimus obligacijų supirkimo programų stabdymus ir apie palūkanų normų didinimo galimybės, nors kai kurie centrinio banko nariai po truputį apie tai jau kalbėjo. Mario Draghi savo konferenciją pradėjo tokiu daugiau optimistiniu tonu būtent dėl paslaugų, dėl gamybos sektoriaus augimo, dėl būtent to tempo, kuriuo auga eurozonos ekonomika šiai dienai. Tačiau į konferencijos antrą pusę jisai užsiminė apie tai, kad vis dar nėra užtikrintas infliacijos augimo perspektyvomis ir kas yra kovo mėnesio būtent infliacijos smukimas buvo toksai netikėtas ir pakankamai drastiškas. Dėl to Europos centrinio banko vadovas pasisakė, kad kol nematys, kad ilgalaikiškai infliacija pradeda didėti, tol nekeis monetarinės politikos. Na ir iš tikrųjų, žvelgiant į visus išankstinius indikatorius iki Mario Draghi konferencijos, po jos iš karto sekančią dieną mes turėjome būtent penktadienį, buvo paskelbta eurozonos infliacija, kuri iš tikrųjų atrodo pakankamai neblogai. Šiuo metu eurozonos infliacija grįžo į tą lygį, sakykime, į tą lygį, kuris buvo prieš sakykime, kovo mėnesio nusmukimą ir šiuo metu infliacija vėlgi grįžo į 1,9%. Tai yra pakankamai aukštas rezultatas, turint dabartinį kontekstą ir Europos centrinio banko tonas, būtent tas, kuris buvo prieš vieną dieną iki infliacijos paskelbimo, iš tikrųjų ne visiškai šiuo metu jau ir atspindi realią situaciją. Dėl to bendrai, žiūrint į pačią, sakykime, eurozonos ekonomiką, matome pagerėjimo, ypatingai tai, kad infliacijos lygis augo. Tai yra labai svarbu, tai yra Europos centrinio banko mandatas, infliacijos augimas, pats svarbiausias rodiklis ir visi lydintys indikatoriai atrodė pakankamai neblogai, tiek gamybos, tiek paslaugų sektoriaus PMI rodikliai. Tai čia iš tikrųjų šitoje vietoje eurui palaikymo pakankamai nemažai yra fundamentalaus. Aišku, turėjom 2 paskutinės balandžio mėnesio savaitės, kada nėra aplamai palaikymo doleriui, dėl to, kad ir rodiklių iš Amerikos nebuvo skelbiama, o visi tie, kurie buvo skelbiami balandžio mėnesį, jie išėjo pakankamai vangus ir ypatingai praėjusią savaitės pabaigoje pasirodė pirmo ketvirčio pirminis BVP paskaičiavimas, jisai buvo tik tai 0,7%, labai stipriai reiškiasi nuvylė investuotojus. Na, prastesnio rodiklio buvo galima pilnai tikėtis pagal visus lydinčiuosius indikatorius darantis analizę BVP, tai būtent matėsi, kad ir prekybos balansas pirmo ketvirčio atrodė silpnokai eksportas. Ir kitas dalykas, vartojimas traukėsi ir vartojimas traukėsi pakankamai ženkliai. Žinoma, Amerikos darbo rinkos rodikliai, jeigu taip žiūrėsime, praeito mėnesio bedarbystės lygis, jisai pasiekė jau, sakykime, pilnai centrinio banko mandatą, Fedo mandatą 4,5% bedarbystės lygis, tačiau naujų darbo vietų buvo sukurta labai mažai, lyginant su vidurkiu, ta prasme stipriai žemiau negu kad yra vidutinis. Vidutinis yra apie 180 tūkstančių, dėl to ateinantį mėnesį, tai yra šį mėnesį, pirmą mėnesio penktadienį, kada bus skelbiami darbo rinkos rodikliai, tikėtina, kad turėsime pasikoregavimą, vėl grįšime šiek tiek didesnį darbo vietų sukūrimo tempą.
tačiau tai nereiškia, kad doleris sulauks labai didelio palaikymo. Kas yra įdomu, būtent ateinančią savaitę turėsime Federalinio rezervų banko vadovės Janet Yellen konferenciją, taip pat palūkanų normų paskelbimas. Tai nėra ketvirtinė konferencija, birželio mėnesio konferencija bus labai svarbi, kur Centrinis bankas pateiks savo projekcijas. Turint dabartinį kontekstą, būtent po tokio BVP augimo, po tokių darbo rinkos rodiklių, greičiausiai pats protokolas iš Federalinio rezervų banko pasisakys apie tai, kad palūkanų, nežinau, ar, sakykime, Centrinis bankas gali šiuo metu jau taip drąsiai didinti palūkanų normas. Kas yra įdomu, kad rinkų dalyviai investuotojai pagal Federal Funds Futures indikatorių rodo, kad jau apie 60% netgi tikimybė vertina, kad birželio mėnesį yra realus palūkanų normų didinimas, tačiau šiaip iš tikrųjų šiuo sentimentu nelabai tikėčiau, dėl to, kad rinkose situacija rodo ką kitą, obligacijų pajamingumas jisai mažėja, paklausa obligacijų pakankamai išlieka nemaža, praėjusią savaitę kaip tik buvo ir 2 metų trukmės obligacijų aukcionas, kur turime labai didelę paklausą. Tai iš tikrųjų tikėtina, kad Fedas palaikys palūkanų normas dar esamas ir birželio mėnesį. Ir jeigu rinkų dalyviai keistų sentimentą, kad būtent nebelauktų palūkanų normų didinimo iš Fedo birželio mėnesį, tai tas stipriai galėtų paveikti neigiamai Amerikos dolerį. Ypatingai, sakykime, kad ir prieš Japonijos jeną, galimas dolerio pigimas prieš ir svarą, prieš eurą. Pasižiūrėsime daugiau dar ir techninės perspektyvas. Tiesiog sakau tai, kad doleriui palaikymo, stipraus, fundamentalaus palaikymo šiuo metu gali pritrūkti. Nebent, žinoma, šiuo metu kontekste taip pat yra ir Trumpo politikos posūkiai, kurie irgi taip pat veikia rinkas, tai būtent mokestinės politikos posūkiai. Jeigu iš tikrųjų Trumpui pavyktų įgyvendinti savo mokesčių reformas, apie kurias yra daug kalbama, tas stipriai galėtų paveikti teigiamai akcijų indeksus. Akcijų rinkos jau tikrai sureagavo į tas pirminės iždo sekretoriaus Mniuchino reiškiasi mintis apie galimus mokesčių mažinimo politiką korporacijoms. Tačiau bendrai kol kas to patvirtinimo, kad tai bus įgyvendinta, mes neturime. Dėl to tai yra tokios pirminės daugiau emocijos rinkoje. Žinoma, jeigu tik tais turėsim papildomą pastiprinimą, kad mokesčių reformos būtų priimtos, doleris labai greitai gali grįžti į brangimą. O kas liečia eurą, iš tikrųjų, jeigu žiūrėsime euro-dolerio valiutų porą, iš tikrųjų, infliacijos lygis yra svarbus dalykas Europos centrinių bankų ir kaip ir pats bankas teigia, kad jisai nepradės palūkanų normų didinimo arba obligacijų sustabdymo, supirkimo dabartinio tempo, tol kol nepamatys, kad infliacija ilgalaikiai perspektyvai stabiliai gali aukti. Nes dabar mes turim 1 mėnesį augimas ženklus, kitą mėnesį vėl grįžtam atgal, tai tokios, sakykime, nėra ilgalaikiško kol kas krypties, aiškaus kilimo krypties ir labai volatilus visas infliacijos rodiklio pokytis eurozonos. Jis yra stipriai priklausomas nuo euro valiutos kurso, nes balandžio mėnesį būtent buvo euro valiuta ir pasiekusi dugnus, paskui vėl važiavo į viršų, tad būtent tuose dugnuose galimas ir infliacijos padidėjimas. Bendrai iš tikrųjų reikia atsiminti vieną dalyką, kad šiuo metu euro infliacija didina tai būtent tai, kad yra pigus euras, santykinai yra pigus euras ir, sakykime, santykinai pigi nafta. Išlieka, tai jeigu euro dolerio kursas dar kiltų, kaip mes turime balandžio mėnesio turėjome augimą, jeigu dar kokiais 3% kiltų euros doleris, tai mažintų infliaciją eurozonų ir tada priverstų Europos centrinį banką kalbėti jau griežtesnių tonų ir labiau pesimistinių tonų dėl infliacijos augimo perspektyvų, kadangi tai mažintų infliaciją, o iš kitos pusės pigus doleris Amerikai labai didintų infliaciją ir Fedas greitesniu tempu turėtų didinti palūkanų normas. Dėl to euro dolerio poroje iš tikrųjų doleriui toliau lieka teigiamas sentimentas, tik tiek, kad techniškai reikėtų šiuo metu, kadangi turim absoliučiai dvipusio judėjimo kontekstą, euro dolerio poroje tai vytis rinkos ryštis prie kažkokios vienos krypties kol kas nereikėtų. Vis dėlto nuo viršutinių ekstremumų šiuo metu rinka artėja prie viršutinių ekstremumų 1.0980, 1.100. Šioje zonoje jau žiūrėčiau pardavimo pozicijų su geru pelno nuostolio santykiu euro dolerio poroje. Ir ateinančią savaitę, pirmas mėnesio penktadienis, iš tikrųjų, jeigu darbo rinkos rodikliai pasikoreguotų nuo prieš tai buvusių prastesnių, jeigu būtų kovo mėnesio rodikliai vėlgi pataisyti į geresnius, tai turėtumėm galbūt pakankamai neblogą palaikymą Amerikos doleriui prieš eurą poroje.
Kas liečia dolerį prieš Japonijos jeną, na iš tikrųjų šiuo metu doleris su Japonijos jena yra pasipriešinimo teritorijoje. Iš Japonijos matėme vartojimo mažėjimą, toliau turėjome pakankamai tokius vangius duomenis iš Japonijos, kas liečia infliaciją ir toliau vangus rodikliai. Reiškia, Japonijos centrinis bankas greičiausiai imsis kažkokių papildomų priemonių, ar tai obligacijų supirkimo programą pratęs, ar tai ją paspartinti turėtų, nors iš principo pati programa nelabai veikia, kaip matom. Iš tikrųjų, dolerio ir jenos poroje šiuo metu mes turim pasipriešinimo teritoriją, pardavimo teritoriją ir iš tikrųjų nėra palaikančių faktorių dolerio jenos brangimui. Dėl to, kad mes turime S&P 500 indeksas, jisai taip pabrango, pasiekė taip pat stiprią pasipriešinimo zoną ir šiuo metu S&P 500 indeksas yra pasipriešinimo zonai, kaip ir Nikėjaus indeksas taip pat, tačiau esmė yra ta, kad obligacijų pajamingumas jisai mažėja, kaina obligacijų kyla ir kol obligacijų kaina randa palaikymą, šiuo metu netgi jeigu bondų kaina prasimuštų pro 125.20, 125.00 stipraus yra pasipriešinimo teritorija, na ir iš tikrųjų bondų kainai kylant, tas stipriai gali neigiamai paveikti dolerį, ypatingai prieš Japonijos jeną poroje, tai už tai, sakykime, kas liečia dolerį Japonijos jeną, ieškočiau daugiau pardavimo pozicijų. Ir pats bondų kainos judėjimas, jisai daugiau rodo patį risk-off sentimentą. Atsiminkime vieną sezoninį faktorių, yra knyga Stock Traders Almanach, tai yra labai sena knyga, kurioje pirmą kartą buvo panaudotas terminas sell in May and go away. Turbūt visi traderiai, kas daugiau metų prekiauja, šitą frazę jau žino, kas pas mūsų mokymus lankė, tai tikrai šitą frazę žino, kas ne, tai tiesiog turėsit progą susipažinti, tai būtent atsidarykite euro-dolerio grafiką atgal 10 metų ar kiek ilgiau ir nuo gegužės mėnesio paanalizuokite euro-dolerio judėjimus, pastebėsit, kad tai dažnai būna euro-dolerio išpardavimai būtent gegužės mėnesį. Tiesiog taip sutampa, tokio iš tikrųjų paaiškinimo konkretaus, kodėl taip vyksta ir akcijų rinkose yra irgi taip pat polinkis į kritimą daugiau gegužės mėnesį, bondo kainos kilimas taip pat labiau tikėtinas. Tai iš tikrųjų bendras tas toksai risk-off sentimentas gegužės mėnesiui dažnai yra sezoninis faktorius, dėl to ir minėjau, kad euras doleris poroje daugiau žiūrėčiau pardavimo pozicijų. Aišku, jeigu tam bus techniniai signalai mažesniuose time frame'uose, kas liečia dolerį jeną, laukčiau iš pardavimo, nes SP 500 indeksas kol kas iš tikrųjų pats pirminis kilimas buvo dėl, aišku, buvo skelbiami rezultatai kompanijų, viskas ok, bet labai didelį įtaką turėjo būtent Trumpo mokestinės pasiūlymai, kurie teigiamai veikia akcijų indeksus. Šiaip akcijų indeksas nuo pat Trumpo išrinkimo judėjo labai didelę progresiją į viršų ir tai galima būdavo sakyti, kad avansinis toksai kainos kilimas, šiuo metu reikalingi veiksmai ir jeigu, sakykime, nebus padaryta pakeitimų sveikatos sistemoje, būtent Obama Healthcare programoje, iš jos nebus paimtas $1 trilijonas, tai reiškia, mokesčių mažinimas iš principo reikštų deficito didinimą, o respublikonai yra prisižadėję būtent ir rinkiminių kampanijų metu, kad neplanuoja didinti biudžeto deficito. Todėl Trumpas šiaip iš principo siūlydamas savo mokestinės reformas pirmiausia buvo nusiteikęs tai būtent sustabdyti Obama Healthcare programą ir tą buvo galima jo vietoje jausti, kad tas pasiseks, kadangi patys respublikonai daug metų kritikavo pačią Obama Healthcare sveikatos apsaugos sistemą, bet vis dėlto patys ją laiko ir toliau. Tai toks įdomus iš tikrųjų gavosi įdomi situacija ir S&P 500 indeksui, akcijų indeksai kylo būtent daugiau dėl to tokio avansinio, būtent emocinio faktoriaus. Šiuo metu, jeigu faktai nesutaps su tais pažadais, galimas didelis išpardavimas. Juolab, gegužės mėnesis išpardavimams dažnai būna palankus. Ypatingai svarbu šiuo momentu stebėti obligacijų grafikus, kurie daug ką mums pasakys apie situaciją rinkose. Kas liečia iš tikrųjų Anglijos svarą, svaras doleris poroje toliau turėjome kilimo pratęsimą. Ateinančią savaitę turėsime statybos, gamybos sektoriaus, paslaugų sektoriaus PMI duomenis. Na, korekcijų metu toliau su svaro doleriu laukčiau pirkimo pozicijų, kilimo pratęsimui. Kas liečia auksą, pats sentimentas, būtent fundamentinės analizės kontekstas, jis yra palankus aukso brangimui.
Vis dėlto šiuo metu aukso kainos judėjimą laikyčiau kaip po korekciją bulių judėjime ir šiuo metu po korekcijos, laukčiau korekcijos pabaigos pirkimams. Šiuo metu reikėtų sulaukti krentančio mikrotrenduko pabaigos, jis labai yra volatilus, nėra stiprus trendas, jokių būdų tai nėra krentantis trendas, išsibalansavimas, pagrįžimas ir jau žiūrėčiau pirkimo pozicijų kilimo pratesimui. Ateinančią savaitę taip pat ir Australijos centrinis bankas rengia spaudos konferenciją ir skelbia palūkanų normas. Praeitas konferencijos ir paties protokolo paskelbimas nebuvo labai optimistinis, tačiau po konferencijos vėliau pasirodė pakankamai solidus darbo rinkos rodikliai. Šiaip bendrai vaizdelis miksuotas, nebuvo vienpusiškai geresni rodikliai arba ten, sakykime, vienpusiškai geresni. Tai buvo tokie miksuoti, tik vienintelis, kas labai įspūdingai buvo su darbo rinkos rodikliais. Ateinančią savaitę turėsime iš Kinijos tiek paslaugų, tiek gamybos sektoriaus rodiklius. Jeigu Kinijos ekonomikas parodys lėtėjimo signalus, tas gali neigiamai paveikti Australijos dolerį, o šiaip iš tikrųjų šiuo metu Australijos dolerio judėjimą, kaip matot, iš tikrųjų visa žaliavinės valiutas veikia daugiau tas sentimentas risk-off. Būtent dėl obligacijų pajamingumo mažėjimo matau sentimento risk-off galimybės, jis nėra išsipildęs pilnai, dėl to, kad doleris jena dar nepradėjo didesnio kritimo, tačiau AUD-USD pora juda labai volatiliam kontekste šiuo metu, dėl to jeigu galvot apie pardavimo pozicijas, laukčiau tik tai nuo viršutinių ekstremumų, ties 7.550, 7.600 zonai, arba, sakykime, kainai prasimušų žemiau šitų dugnų, kurios suformavome praeitą savaitę, kadangi šiuo metu labai yra volatilus kontekstas ir reikėtų sulaukti bent vieno stipresnio impulso meškų žemyn, kad norint kritimo pratęsimų. Kadangi dabar, kaip matot, impulsas žemyn, impulsas atgal į viršų. Lygiavertiškai impulsai tiek meškų, tiek bulių nėra dominuojančios jėgos, reikėtų palaukti dominavimo rinkui ir tada tiesiog užeiti į rinką tą kryptimį. Kol nėra dominavimo, tol yra prekyba nuo ekstremumų, reiškia nuo viršutinio, nuo apatinio ekstremumo, tiesiog yra tam tikras vidurinė mediana ir tiesiog vyksta prekyba nuo ekstremumų, būtent nuo ekstremumų šiuo metu ir pasirinkčiau prekybą. Net ir, sakykime, jeigu rinka prasimuštų žemiau štai šito dugno, iš karto galvoti apie sell būtų anksti. Iš karto buy zonoje rinka atsidurtų, jeigu prasimuša, įsitvirtina ir toliau tęsia kritimą, tada būtų galima galvoti apie ilgesnio laikotarpio kritimą. Ateinančią savaitę taip pat reikėtų stebėti ir volatility indikatorius, kurie rodo būtent panikos lygį rinkoje. VIX indikatorių būtų galima pasižiūrėti. Naftos rinkoje turime pakankamai volatilų judėjimą, naftos kaina atsidūrus yra netoli palaikymo teritorijos, dėl to laukčiau kainos paspaudimo link 47.50, 47.00 ir toje teritorijoje jau galvočiau apie pirkimo pozicijas. Iš tikrųjų, euras su Šveicarijos franku tampa toliau įdomi pora, kadangi Šveicarijos centrinis bankas toliau laiko monetarinę politiką, toliau ketina mažinti netgi palūkanų normas, o tuo tarpu eurozonos duomenys po truputį išeina gerėjantis, rizikos politinės mažėja, dėl to užsiimti vietas iš tikrųjų šitą porą po truputį būtų galima, tik tai tiek, kad žinoma yra rizika prieš rinkimus ateinančios savaitės, jeigu būtų kokių netikėtumų, tačiau šiuo metu korekcijų metu laukčiau pirkimo pozicijų euro franko poroje, euras Izraelio šekelis taip pat įdomi valiutų pora, šiuo metu dar tokio ryškaus pirkimo signalo rinkoje dar nesusiklosto, tačiau jau po truputį iš fundamentinės pusės pradėčiau žiūrėti, kadangi jeigu lyginsime būtent šalių infliacijos lygius, tai matysime, kad eurozonos ir Izraelio infliacija skiriasi euro naudai, stipriai euro naudai. Kas liečia monetarinę politiką, abiejų šalių yra lengva monetarinė politika, tačiau pirmas bankas, kuris gali šiek tiek stabilizuoti monetarinę politiką, pagal dabartinį kontekstą daugiau, sakykime, būtų greičiausiai Europos centrinis bankas. Iš tikrųjų, toliau turime tokį rinkoje per daug labai aiškaus kryptingo vienpusio judėjimo nei viename grafike kol kas nematome, tačiau veiksmo tikrai manau, kad netrūksta, šiuo metu tiesiog reikia jausti rinką ir ieškoti situacijų ten, kur yra geras pelno nuostolio santykis prekybai.
Tai sėkmės visiems ateinančią savaitę. Darbo rinkos rodikliai Amerikos yra esminis rodiklis, kuris bus ateinančią savaitę, tačiau jisai iš tikrųjų tik tada galėtų pakeisti stipriai rinkos kryptį, jeigu labai stipriai investuotojų pasikeistų sentimentas dėl palūkanų normų didinimo iš Federalinių rezervų bankų. Šiuo metu, žiūrint, vertinant situaciją ir pirmo ketvirčio BVP ir panašiai, tikrai nemanyčiau, kad Fedas bus pasiryžęs didinti palūkanų normas, plus įvertinus tai, kad ir Trumpo mokestinės programos gali būti įvedamos, tai iš tikrųjų skolinimosi kaštų didinimas šiuo metu nebūtų labai toksai, manau, kad paruoštas žingsnis iš Federalinio rezervų banko. Tai sėkmės visiems.